Labas rytas, mėlyjeji, sveiki sugrįžę į mūsų kanalą. Praėjusioje serijoje matėte, kaip palikome Trafalgarą ir išvykome į Barbatę. O šiandien esame Barbatės uoste, kur darysime skalbimo dieną. Na ką, susirinkom visą amuniciją ir dabar keliaujam skalbtis. Šį kartą amunicijos buvo nemažai, nes ne tik tai skalbiami rūbai, bet dar ir visos grožio priežiūros dėžutės, šampūnai ir visa kita įranga. Beje, šią vietelę radom per Park4Night programėlę. 10 seconds later. Užrakinta, ne jo, neatsidaro. Atėjom čia, bet pasirodo, čia reikia kodo, reiks kažkur ieškoti. Programėlėje žmogus minėjo, kad čia reikia nueiti į administraciją, tai aš dabar einu paprašyti kodą. Čia kažkur turėtų būti valdybos pastatas, sekantis lygtais, jeigu neklystu. Gal duos kodą, tikiuosi, kad duos kodą. 5 minutes later. Tai kodas mano rankose, atėjau. Tiesiog buvo žmogelis toks, kaip ir prižiūrėtojas čia tos uosto teritorijos, kad nieks čia nieko neniokotų, gal kažkokiais visokiais klausimais, tai sakau, reikia kodo, tualetas, sako, čia sakau, noriu į tualetą, viską. O, duš, sako, viskas, jo, sakau, viskas, shower. Tai va, nuėjo, sako, palauk biškį, nuėjo, atspausdino, tokį vat koduką ir viskas. Tai ką, bandom žiūrėti, ar reikia. Ola! Pirmas įspūdis labai įdomus kvapas, toks kaip sovietinėse pastatuose, toks kolidorius ilgas. Ir čia, kaip suprantu, čia tam kolidoriui yra atskirai viskas. Ai va, žiūrėk, Virginija, čia vat yra vyrų dušas. Kabaleros. Einam pažiūrėti skalbyklės kaip čia. O, geras, žiūrėk, čia tokios mašinos kaip namuose. 3,5 eurų. Ai, nu tai dar gera kaina, klausyk. O džiovyklė kiek? Džiovyklė 2 eurų. Man labai smalsu yra pasižiūrėti iš tikrųjų, kaip čia tie dušai atrodo. Nežinot, vieši dušai būna ojojoj. Kol kas tai gražu, viskas švaru, grindis. Negaliu patikėti, kad čia nemokami dušai tokie. Kaip kempingai, žinokit, kempingai kai kurie baisiau būna. Va, dušas ir senjoras. Moterų dušas. One hour later. Naujas aš. Viską pasidariau, žodžiu, žinokit, gal kokį pusvalandį mirkau čia po to dušu. 4 mėnesiai be karšto dušo, jūs neįsivaizduojat, taip gerai. Žodžiu, jūs tas, kas esat namuose, žiūrit mūsų video, tai eikit, palyskit po dušu ir mėgaukitės. Nes tai yra taip fainai, taip malonu. Tai žodžiu, baigėsi jau ir skalbyklė, perdėjom į džiovyklę, dabar Virginija ten maudosi irgi. Tai toks kaifas, wow. 20 minutes later. Na, o draugai, svarbiausias dalykas, norint čia patekti, yra tai, kad reikia turėti durų kodą. Tai durų kodas yra toks 6970 ir grotelės reikia tam paspausti ir įeisite. Už mano nugaros džiovyklė džiovina skalbinius, paskutinės minutės džiovinimo programos, o tuo tarpu Virginija jau yra automobilį, išsimaudžius, gamina pietus. Susirenku rūbus, valgom ir šiandien važiuojam į naują miestelį, kurį kažkada tik pravažiavom, tai Zahara Los Atunes. Tai dabar toks tikslas, kaip ir yra iki naujų metų, atvykti į Tarifą. Tarifoje švęsim naujuosius metus, dar pakeliui aplankysim Bolonijos paplūdimį, dar gal kokį vieną kitą miestelį, nes čia miestelį esantis Atlanto pakrantėje yra be galo jaukus, mieli ir tikrai gražus. O Bolonijos paplūdimys yra tituluojamas kaip pati gražiausia Ispanijos Atlanto pakrantė, Andalūzijos dalyje. Moments later.
1 hour later. Na ir taip vakarop atvykom į Sahara Los Atunes. Bėgam su Virginija, kad spėtume į saulėlydį. Paskutinė kruopelytė nusileido. Na, bet spėjom pamatyti. Tai čia ką tik pradingo saulė, o čia taip gražiai Afrikos krantas matosi. SpongeBob. Good night, Rockmate. Labas rytas, vakar atvažiavom į miestelį Sahara de los Atunes ir šiandien sprendėm dar čia pabūti pusdienį, tačiau dabar niekur negalim išeit pasivaikščioti, nes naktį užėjo labai didelis vėjas ir toks kaip lietus. Meanwhile, Two hours later. Vėjas nesiliauja, bent jau lietaus dušas apstoja lyjas. Deduosi tokią skarelę ant ausų šiek tiek, kad labai vėjas nepūstų. Na, čia tokia mano pagrindinė priemonė nuo vėjo ir brizoniukas toks. Nuo lengvo lietaus ir nuo vėjo apsaugantis. Tai su biškį po miestą pasivaikščioti, šiek tiek palei pakrantę, pasižvalgyti į Afriką ar Trafalgaro iškišulys matosi, nes nu čia turėtų irgi dar matytis. Pirmiausia, tai noriu prasėti štai šituo keliuku palei pakrantę, o paskui keliausiu tiesiai į miestelį, kuris yra man iš kitos pusės. Tenka keisti maršrutą staigiai, nes varau į miestą, nes staiga pradėjo lyti. Labai staigiai apsiniaukė ir va, koks dangus. Toks staigiai tik užpilkėjo, net nepastebėjau, einu, žiūriu už nugaros juoda. Tai ten, kur mašina jau lyja, lietus smarkiai. Viena miestelio dalis švari, nelyja. Aš tai kitos gatvės gale jau pilkas dangus, tiksliau net juodas. Seconds later. Tai čiut spėjau sugrįžti. Gerai, kad buvau su to audimas džemperioku šį kartą, nes vis laikas tokia striukytė užsidedu, tai tas striukytė nėra tokia gerai apsauganti nuo vėjo kaip šitas džemperis. Tai pavyko visiškai nepermirkti, nes kai dėjo toks vėjas ir smulkus lietus, tai atrodė, kad viskas. Toks tikras buvo shower, kaip ir rašė žiniasklaidai. Na tai ką, tai dabar pavalgėm, Virginija dar gramdo puodus ir važiuosim toliau, nes iš tikrųjų nėra čia ko laukti. Toks miestelis visai fainas, šiek tiek prasėjau, aišku, vėjas labai stiprus ir turbūt padariau vieną klaidą, kad vakar vakare aš jo nenufilmavau, kai buvau išėjęs į naktinį miestelį pasižvalgyti truputėlį. Važiuojam tolyn į Boloniją prie didžiosios Bolonijos kopos. Tai štai taip per lietų ir atvykom į Bolonijos paplūdimį, į nuostabią aikštelę, kur beje su kemperiu nebūtume galėję atvažiuoti, nes čia yra pastatytas 2 metrų
aukščio barjeras. Seniau čia visi kemperistai važiuodavo, labai faina vieta, nes priešais matosi Atlantas, auga palmokšniai ir žymioji Bolonijos kopa. Taip pat ir kalnas su visais urvais irgi man iš dešinės ir visas kelias link ten matosi, tai nerealiai. Tai dar šiandien yra apsiniaukę labai, tai čia aplamai matomumas blogas. Tai realiai dar turėtųsi ten ir Afrika matytis vienam krašte. Laukiam iš tikrųjų jau rytojaus ryto ir pasižiūrėsim, koks čia bus tas visas vaizdas. O ko laukiam, tai Virginija toliau montuoja vlogą, o aš eisiu pažiūrėti filmą. Ir rytoj jau susitiksim, nežinau, galbūt nuo kopos, galbūt nuo kalno ir pasimatom jau kitą dieną. 7:59 a.m. Labas rytas, mėlyjei, šiandien oras pas mus jau gražesnis, čia Bolonijoje šiek tiek jau yra saulės ir štai kokie atėjo gyvūnai pas mus pasisveikinti. Kokiais dideliais ragais, matot, atėjo visai prie pat mašinos. Štai galvijai visai prie pat mašinos, peša sau žolę. A few moments later. Teisi diena šiandien, bet mes einam toliau į žygį ir pabandysim šiandien įlipti į Bolonijos kopą, kur yra už 2 kilometrų nuo mūsų. Dar pakeliui aplankysim senovinio miesto liekanas. Tai pakeliui link kopos priėjom senovinio Rovėnų miesto likučius, jie yra dabar čia po dešinę. Ten galim eiti ir vidų pasivaikščioti, na pažiūrėsim, atgal einant, gal ten įeisim per tokį įėjimą, jeigu ten yra kažkaip galimybė. Na bet iš šono irgi viskas gerai matosi, o mūsų tikslas dabar yra kopa. Tai dabar varom į kopą, paskui dar čia pasižvalgysim. Na, o jūs turbūt visi namuose irgi turit tokius kaktusus, tokie lapai su spigliukais mažais, jie kartais sužydi. Tai čia vat labai panašus kaktusai, ne tik sužydi, bet ir duoda savo vaisius. Ir dabar gruodžio gale yra jų sezonas. Štai čia po dešinė yra ola su urvais, kur gyvena ereliai, kur važiuosim šiąnakt nakvot. O štai čia kairiau yra Bolonijos kopa, į kurią dabar ir einam, nebedaug liko. Šalia tako auga va tokios mažos gėlytės ir jos skleidžia tokį gerą aromatą, lyg būtų koks ankstyvas pavasario rytas. Čia labai geras kelias padarytas, nereikia eiti per paplūdimį ir gali grožėtis ir mišku, ir vandenynu. Vaizdai nuostabūs, į kurią pusę bežiūrėtum, ar atgal, ar į priekį.
Ispanijos vaikai nepraleidžia progos žiemą irgi nusileisti nuo kalniukų. Tik tai, kadangi čia yra daug saulės ir smėlio, jie leidžiasi kiek kitaip. Štai jau pasiekėme kopą, dar ne pačioj viršūnėje, bet jau aukštutinioji jos dalis. Jausmas tai kaip kokioj dykumoj. Visur smėliukas ir jis labai fainas, lygus, švarus, gražus, super tiesiog. Dar tokioj vietoj nesam buvę. Tokie vaizdai nuo viršūnės. Smėlis kietas, eiti galima net ir nenusiavus batų, vaizdai nerealūs į visas pusės. Ir Afrika matosi, jau Tarifos iškišulys, matosi ir kalnai ir viskas, kas tai gali būti gražiausia, viskas matosi nuo šios kopos. Nutariau ir aš išbandyti šionykščių žmonių pramogas žiemą, pabėgiojimą nuo kopų. Tam reikalui reikia nusiauti batus, susirasti štai gerą kopą ir bandysiu. O turi tam reikalų netgi specialias smėlio lentas, su kuriamis ir čiužinėja. Nuoja lietus, grįžtant visiškai saulė šviečia, oras nuostabus ir žinoma savaime aišku, kad ir vaizdai labai geri, nes nebėra tiek daug drėgmės, tai Afrika matosi irgi puikiai, nerealu čia toj Bolonijoj. Wow, toks atradimas iš tikrųjų po ilgesnio laiko. 3 hours later. Na, o dabar paliekam šį miestelį ir štai tokiu vat gražiu keliuku važiuosim į kalnus. Kalnuose yra urvų ir ten kai kuriuose urvuose gyvena ereliai, tai gal pavyks juos pamatyti. Kilom ant kalno, vėjas čia jau tikrai nemažas, jaučiasi kažkokia tokia įkalnės atmosfera. O šitoje pusėje yra kalnų urvai ir joje yra įsikūrę kalnų ereliai, kurie pastoviai suka ratus čia virš mūsų.
Tai va, išėjom pasivaikščio tokiu keliuku paėjom. Zona de Boulder vadinasi, tai čia žodžiu tiem, kurie mėgsta laipioti. Čia yra tokios uolos ir čia galima visiškai ant nugaros, tiksliau nugarą į žemę, laipiot per uolas. Na, bet toliau nebeliekam čia daugiau laipioti ir džiaugti šitą vietą. Reikia judėti atgal link mūsų vano ir kol dar nesutemo, leistis į apačią. Pasileidom šiek tiek žemiau į dar vieną Miradorą, čia turbūt palauksim saulėlydžio ir pasikružėsim nuostabiais vaizdais nuo šio kalno. Taigi visiems jums namuose dovanojam štai tokį saulėlį, nors šį kartą ir nėra tobulas, nes pakankamai debesuota, bet vaizdas tikrai vertas pažiopsot, pašalt ir pasižiūrėti šitas gražybės. The next morning. Labas rytas, mums sako karvė. Ir vėl sveikinasi su mumis iš pat ryto. Va, dar viena atėjo. O. Kartais atsikeli ir tau toks gyvenimas, van lifinimas, suteikia tokias galimybės sustoti pačiose nerealiausiose vietose, kur matosi Afrika, vandenynas, vaikšto karvės ir tau tai nieko nekainuoja. Ir van lifinimas leidžia sustoti tokiose vietose, kur nestovi joks viešbutis. Kol Audrius žiūri nakvynės, kur būtų galima Afrikai nakvoti galbūt kitai kelioniai ir stebisi, kad ten dykumos, tai aš tvarkau maistą ir reikia važiuoti apsipirkti, nes turim tik tais vieną skardinę ananasų konservuotų, vieną apelsiną ir vieną persimoną. Tai toks pavalgiam pusryčius ir realiai nieko nebėra, o kalėdų visų taip išituštinam, kad reikia važiuoti apsipirkti būtinai. Spintelėse irgi likę tik prieskoniai, viena vienintelė ramunėlių arbata, druska, kava, realiai nieko nebėra. Čia irgi lygiai tas pats, ten tokia kaip džemai, sėklos. Ir viskas, kas čia yra likę, tai tikrai reikia į parduotuvę. Bičiuliai, o kadangi ne už kalnų nauji metai, tai norim jums visiems labai padėkoti už tai, kad rašot mums žinutes, komentuojat ir prenumeruojat mūsų kanalą. Ir taip padedat mums po truputėlį augti pirmaisiais mūsų video vloginimo metais. Ateinančių naujų metų proga jums linkime ramybės, sveikatos ir taikos su savimi. Taip pat noriu paminėti, kad šis video yra paskutinis šiais metais. Tai nereiškia, kad jis yra visiškai paskutinis, nes jau nuo sausio 1 dienos filmuojamos yra naujos serijos ir toliau galėsite mus matyti. Tad susimatysim 2021 metais.